PVM. Daugam, aš nežinau, kaip rebusas toksai. Ir dabar pasipylė, žinot, kokie klausimai ir prašymai gelbėkit, nes 2025 metais buvo peržengta PVM riba, ką daryti. Ką daryti, aišku, reikia susimokėti tą PVM ir registruotis PVM mokėtojui. Sakykime, vykdant individualią veiklą pagal pažymą ir šiandien telefonu kalbamės, ką dabar man daryti, tai aš klausiu, o kodėl jūs nestebėjote ribos? Tikriausiai nepildėte pajamų išlaidų žurnalo. Na tai taip, pildžiau jį nereguliariai. Tai vat ir prašom. Taip ir yra. Jeigu būtų pildomas pajamų išlaidų žurnalas reguliariai kiekvieną mėnesį suvedama, tai tiesiog matytumėte, kadagi ta 45 000 eurų riba buvo peršokta. O dabar kas nutiko? Deklaravo pajamas žmogus iki gegužės 1 dienos, tai kadangi reikia mokėti mokesčius, tai paprastai deklaravimas atidedamas paskutiniai dienai. Ir tik deklaruojant pajamas jau viskas susiskaičiavo ir žiūri, labą dieną, peržengta 45 000 eurų riba dar praėjusiais metais. Tai vadinasi, už visus sandorius, kurie vyko jau 2026 metais, reikės susimokėti PVM. Na ir tai yra papildoma finansinė našta, papildoma mokestinė našta, nes jau pats žmogus savo prisijima šitą finansinę naštą. O jeigu būtų pildytas pajamų išlaidų žurnalas, būtų pastebėta laiku, kad štai sekantis sandoris jau galimai peržengs 45 000 eurų ribą ir būtų imtasi priemonių registrų. Būtų sąskaita išrašyta su PVM, būtų užsiregistruota PVM mokėtojų, jo labiau, kad ir pirkimai galimi, jeigu išlaidos fiksuojamas pagal faktą, taigi ir PVM atskaita daug dalykų. Nėra taip baisu tapti PVM mokėtojų. Baisiau yra pražiopsoti ribą, susimokėti PVM iš savo kišenės ir dar delspinigius. Tai labai linkiu jums protingų sprendimų ir pelningų verslų.